šiuo atveju tai buvo Dino Salčinovičius, šis netgi grįžo į savo aikštės pusę ir Nojus Stankevičius buvo prie pat jo. Tokią taktiką gynyboje naudoja nemažai komandų, o viena iš labiausiai praktikuojančių būtent šią gynybinę taktiką yra Bergamo Atalanta, tad galbūt ir iš Gasperini šiek tiek pamokų yra pasiėmęs Vitorovičius. Čia visas mano kalbas apie gerą gynybą baigėsi, nes Žalgiris muša įvartį galvą. Ir muša ne kas kitas, o 8 numeris Dinos Salčinovičius. O ten Henrike Devinsas pakankamai ilgai nesiskyrė su kamuoliu, bet labai gražus jo buvo perdavimas kairė koja. Ir iš esmės Artiomas Šankinas buvo paliktas sušaudymui šiame epizode iš kelių metrų. Dinos Salčinovičius čia pasiuntė kamuolį į vartus. Na taip, tikrai jokių priekaištų jaunajam riterių vartų sargui. Mes žinoma laukiame šio įvarčio pakartojimo. Tikrai ne pati geriausia sezono pradžia Dino Salčinovičius. Dar kartelį šio įvarčio pakartojimas. Henrikės Devinso perdavimas kairė koja ir tenais kita ekipa keitimų neatliko, tad galima teigti, jog abiejų ekipų strategai yra visai patenkinti futbolininkų esančių aikštėje žaidimu. Čia labai graži situacija ir jeigu neklystu, Dino Salčinovičius demonstruoja savo šaltakraujiškumą vienu lietimu vidinė pėdos dalimi. Jis atlieka tikrai neįtin stiprų, bet labai tikslų perdavimą ir nespėjo čia Artiomas Šankinas nieko padaryti, tad antro kėlinio pradžioje Žalgiris veržėsi į priekį. Puikus Verbicko perdavimas ir čia štai taip išnyra jisai prieš Jakubą Vavščiką ir puikus dublis, kurį fiksuoja švedas šiandien Žalgirio namų stadione. Na ir dabar